Gerą rytą. Jau anksčiau būčiau pabendravęs su jumis, bet stengiausi įsigilinti, prajaust Alano atsiųstą darbą. Alanas atsiuntė labai įdomų darbą. Jis pažiūrėjo mano kažkurį pokalbį ir nusprendė su dirbtinio intelekto pagalba ištyrinėti lietuviškus archetipus ir tada sprendimą rasti. O ką daryti pagal tas istorijas, mitus, faktinę medžiagą dabar, kuri vyksta, rasti išeitį iš šitos kebeknės, kurioje dabar esam. Na ir jisai su dirbtiniu intelektu išnagrinėjo Eglę Žalčių karalienę 3 aspektais. Vienas aspektas yra archetipų tyrimas, antras aspektas psichologinė, psichiatrinė analizė ir trečias teisinė analizė. Tai pirmas tas darbas, tas pozityvus sprendimas ir tęsinys Eglės Žalčių karalienės būtų koks. Provaikiai, proanūkiai, anūkai Eglės palikuonys. Tai yra Dovydas, lietuviškas labai vardas, Dovydas, Vanda, Mėta gimsta, paskui, kurie atminty per sapnus visi mato tą patį praeitį savo. Ir prasideda veiksmas atgaivinant ir tęsiant giluminius genetinius tos lietuvybės ryšius su gamta, su vėju, su vandeniu, su saule. Gyvybingumo atstatymas per grybus, per gamtą ir Daina. O Daina yra politiko žmona, kuri anksčiau ginčydavosi su savo vyru politiku, kad jis nustotų vien karus, vien ruoštis per savanorius, vien burt kariuomenę, pasipriešinimas. Tiesiog nustojo su juo ginčytis, o pradėjo kalbėti apie savo sūnų, kuris nenori saulės paišyti. Ir po 2 savaičių jos vyras Seime pasiūlo taikos vizijas kurt įstatymais jau, o ne vien tik tai karų ir pasipriešinimu. Tokia labai įdomi versija ir žinant, kad dirbtinis intelektas dar tą padarė, tai dirbtinio intelekte sukoncentruota visa žmonių ir protas ir išmintis, kurią tik tai galima apčiuopti. Labai įdomus darbas. Na ir tą galima sieti su vakarykščiu šitą darbą su vakarykščiu mitingu masišku. Labai gaila, kad tiek mažai pasidalino. Lyg tai 41 žmogus pasidalino, bet čia yra per mažai. Jeigu mes norim kažkokio rezultato turėti, organizuoto veiksmo, turėtų būti 400. O tada, sakyčiau, jau kažkas vyksta. 41, na geriau negu nieko, aišku, bet per mažai, kad kažkas įvyktų. Labai buvo įdomu matyti santykių minios su Valium Ąžuolu, Žemaitaičiu ir su Aidu Gedvilu, kuris vienintelis pasipriešino Žemaitaičiui dėl nekilnojamo turto mokesčio. Valių Ąžuolą pagatavi žmonės išmyluot, meilusis, fainas, nepaleidžia. Kas dabar Valius Ąžuolas? Nors jis įeina į Karbauskio ten tą koaliciją, Karbauskio klane yra, bet jisai vienišas kovotojas. Dabar kas yra Aidas Gedvilas? Mano akimis tai yra pasipriešinęs, bet politinės išminties jokios, politinės išminties. Politikų išmintis tai yra vadinama, kuri pastoviai siejasi su kompromisais ir išdavystė, tautos išdavystė. Bet išmintis ta, kuri leidžia pastoviai būti prie lovio. Aido Gedvilo likimas, tai einant iš Eglių Žalčių karalienės patirtimi, tai bus liūdnas. Jis nenori turės arba būti dalgiai sukapotas, o kapos jį kas negalės jo kontroliuoti, tas pats Žemaitaitis. Ir tada pradės žmogus arba ieškoti koalicijų, su kažkuo tai nueit, pas kažką tai, kur galės dar gyvent Seime, gyvuot,
kraujais neplūsdamas, nors vis tiek plūs tais kraujais, nes išdavystės labai skaudžiai pernešamos, išdavystės kokios. Jis galvoja, matyt, kad atstovauja tautą, o pasirodo turi tarnauti Žemaitaičiui. O Žemaitaitis turi daugiau politinės išminties. Jis žino, kaip pastoviai būti prie lovio. Bet sąžinė jam kalba, kad jis neteisus, kad negalima, kad jis melagis, kad apgavikas. Štai kodėl jisai būdamas vakar minioj, visą laiką įlindęs telefoną, padėjo vienam, padėjo kitam, bet visą laiką įlindęs į telefoną, akių kontaktų su nieko nėra, jis kaltas. Jis kaltas ir puikiai tą žino. Bet jis nori būti prie lovio, o būnant prie lovio reikia parduoti tautą. Jis žino, kad daro neišvengiamai reikalingus darbus, galabijančius Lietuvą. Bet jeigu nori būti valdžio, tai turi tą dalyką daryti. O Gedvilas, Aidas mėgaujasi meilę, šiluma žmonių, bet tie žmonės kaip ir Jėzų Kristų, patys pirmieji, patys neparduos, gal apgailės, bet jie žiūrės kaip nuo savo sofų, jiegi nepakels subinė savo, kad jį apgint. Ką reikėtų daryti dabar Aidui Gedvilui? Reikėtų nuosekliai būti žmonės. Gal tada, panašiai kaip Valius Ąžuolas, bet Valius Ąžuolas niekada nesako ant Karbauskio kažką. Jis po Karbauskio sparnu skleidžia kitų nusikaltimus. Bet Saviškių neskleidžia, ar ne? Čia panašiai kaip visas parlamentas skleidžia Rusiją, ką blogai daro, bet nesako, ką blogai mes darom. Tai štai, ką jis turėtų Aidas Gedvilas daryti? Jis turėtų būti žmonės, turėtų pradėti, nereikia kariauti, bet reikia nuosekliai kalt, ką reikia daryti ir būti žmonės. Lygiai tą pat galėtų daryti Žemaitaitis, dar sėkmingiau, bet Žemaitaitis turi išminties. Jis žino, kad jeigu jį pradės taip daryti, jis suvalgys. Ir ne tik tai atviri konkurentai konservų pavidalu, bet ir tas pats jo draugelis Paluckas. Jis suvalgys, nes Paluckas dar daugiau išminties turi, dar daugiau žino, kaip reikia likti prie valdžios. Taigi čia yra politika, kuri nieko bendro su žmogiškumu neturi. Tas žmogiškumas tai yra, įtikimas miniai. O minė tave parduos, išduos, galų galę tos pačios bobutės, kurios neišduos ir neparduos, jų tiek mažai, kad jos įtakos neturi, jos gali tik apspjauti kažką viešai, lygiai kaip ir pamiluoti ar paglostyti. Taigi likimas liūdnas, jų tų kurie stengiasi būti garbingais. Štai. O kokiu reikia savybių? Kurių nei vienas neturi. Nei vienas neturi. Tam reikia tą, ką sakiau. Na ir tada gaunasi grįžtam prie Alano pasiūlymo, kad tai ką daryti? Visiems ką daryti. Žmonės su dirbtiniu intelektu darbus daro. Čia yra gražu. Čia yra gražu ir aš manau, kad rasim bendrą kažkokį sprendimą. Bet kokiu atveju tie bendri sprendimai neduos rezultato, jeigu aktyvumas bus štai toks, kaip vakar mitingė. Žiniasklaida pasakė, kad 500 ir kiek tenai dalyvavo. Man per kameras atrodė, kad tikrai daugiau turėjo dalyvauti. Gal ne 10 000, bet jau kokie tai 2-3 tūkstančiai. Tai lyg panašu, kad galėjo būti. Bet sako 500. Bet net ir 500, jeigu būtų sklaida, tokia, kurie pavirstų pilietinę žurnalistiką, liaudės žurnalistiką, tai būtų nieko. Visai nieko. Kuri būtų efektyvi. Tada bereikėtų tik tai kokiam Aršimaičiui tenai suorganizuoti techninės sąlygas, kad galėtų. Ten gali būti ir tada net ne 500, 100 žmonių. Svarbu, kad jį matytų visa Lietuva. Bet to nėra. Ar mes to išmoksim? Nežinau. Grįžtant prie tų archetipų, netgi šifruojant, pavyzdžiui, Kaščėjus, eglė. Kas yra eglė? Eglė. Eglė rusiškai skamba igla. Kas yra Kaščėjus lietuviškai? Kočeini. Kočeini, Kaščiai, Kovček. Tai susiję, Kaščėjaus vardas, tai man akivaizdžiai susijęs dviem šitais būdais, lietuviškų ir rusiškų, su Kovčegu, tai yra su krikščionybės atėjimu, kaip galabinimu visų mūsų tradicijų pagoniškų. Tarkim, o igla, eglė,
per eglę, per pagonišką, per medį sunaikinamas kašėjus. Be kita ko, igla, spyglys, tai ir yra vėlgi eglės sudėdamoji dalis. Taigi per gamtą sunaikinama, čia neatsakyčiau, ne krikščionybė, vėl šnekant tradiciškai mes visą laiką priešinamės ir greunam. Krikščionybė yra, tai Jėzaus Kristaus pats bandinys yra nuostabus, bet bandymas jį primest ir padaryti, struktūrizuoti ir primest kitiem, prisimenant jėzuitus, visus kitos dalykus, yra pražūtinga, naikina pačią krikščionybę, dvasią jos naikina. Taigi bandymas kažkaip standartizuoti, ne gyvatė, DNR grandinė, gyvasta, kas susijusi su gyvatėm, su gyvybė, su egzistavimu. Tai iš šitos pusės, papildant dirbtinio intelekto visą šitą analizę, dirbtinis intelektas duoda mums patarimą nustoti ieškoti priešų. Tai dirbtinio intelekto patarimas, ne kažko. O pagal archetipus duotus modelius Eglė Žalčių karalienė, tai mes dabar taip ir elgiamės. Tai jeigu tarkim, broliai Eglės sukapoja Žilviną, tai lygiai taip pat dabar kapoja Žilviną, jeigu Žilvinas, tai yra jaunikis, būtų Rusija, nors pagal tai nuotaka, pagal sielą, tai dabar yra taip ir yra, pagal dvasinę būseną arba pagal energijas. Tai Lietuva yra vyras, o Rusija moteris. Būtų, tai lyg tai Rusija Eglė būtų, o vyras Lietuva. Va, tai dalgiais kapoja vienas kitą, lygiai Ukraina kapoja Rusija, Ukraina, bet jau simbolizuokim, ar archetipus paverskim tuos dalykus. Ir man labai įdomu, kaip Vincas, pavyzdžiui, atsiunčia man vakar. Vincas man atsiunčia vakar Kličko, vieno iš brolių Kličko, pasisakymą, kur štai mes prisiminkim, kariaukim, mes ne jūs, mes ne rusai, man taip keista klausyti, ypač po to, kai mes su Vincu taip gražiai pabendravom, tai jis dabar atsiunčia man tą Kličko, aš suprantu, kad jis nori, kad aš būčiau nužudytas, ar kaip? Nesuprantu. Žmonių reiškimusi per va tokius dalykus. Ir jis atsiunčia tą po mano pakalbėjimo, kad reikia gal baigti šitos. O jis sako, ne, reikia toliau, Kličko atsiunčia. Mes ne rusai, o aš ir rusas, ir žydas. Tai ką man ir rusui, ir žydui, ir lietuviui, ir aš esu lietuvis, todėl ir esu ir žydas, ir rusas. Ir taip, manau, jaučiasi lietuviai, žydai ir rusai, kuriem nėra tautybės kaip kažkokio išskirtinumo tokio. Ne, aš ne tas, muškim juos, nes galų gale vis tiek į tą suveda viskas. Tai štai Eglių Žalčių karalienės analizė, ta labai, labai duoda ne tik tai įvardinimus, praeities kažkokius tai archetipus, taip vadinamus. Beje, apie psichiatrinius, psichologinius, ką dirbtinis intelektas išduoda, kaip broliai pagal šitų požiūrių, kaip galima apibūdinti. Psichopatinės asmenybės, kur absoliučiai negatyvus pavyzdys. Tai atsiejant nuo dabartinių įvykių, jeigu atsietume, lygiai tas pats būtų. Dabar Lietuvos elgesys yra psichopatiškas tiesiog. Sadistiškas, psichopatiškas, jokios empatijos, absoliučiai jokios empatijos. Empatija, kas pirmą kartą girdi tą žodį, tai yra atjauta, sugebėjimas įsijausti į kito žmogaus būklę, būseną. Tai jokios empatijos, sadistiški kažkokie psichopatiniai polinkiai, o teisinių požiūrių jie be abejo būtų, čia dirbtinis intelektas, jie be abejo būtų teisiami ir įkalinti ilgam arba net iki gyvos galvos. Čia dirbtinio intelekto išvados. Tai jeigu atsiesim
emociškai nuo šiandienos įvykių, kadangi iškart, ne, vėl prasidės, vėl tas šurmulys, ta psichopatija, vėl ginčiai begalinė. Jeigu atsiesim nuo tų emocijų, tai taip, mes dabar to ir verti. Ir tas užfiksuota net Egliai Žalčių karalienė. Taigi, išeiti iš to galima keliais būdais, kurių ieškom net su dirbtinio intelekto pagalba. Ir vienas iš jų - nustot ginčytis, o kalbėti apie tuos dalykus, kad sūnus, mūsų vaikas, jau nenori piešti saulės. O ką padaryti, kad pieštų jisai saulę? Čia pasiūlė dirbtinis intelektas. Na ir patys pagalvokiam, kaip mums elgtis, ką pasiūlyti Aidui Gedvilui, Valiui Ąžuolui, kad jų neprikaltų prie kryžiaus. Ąžuolo neprikals, nes jis rado tokią poziciją savo patogią reikštis, būnant po Karbauskio dar sparnu, bet Aido Gedvilo tai laukia liūdnas likimas kaip politiko. O jo pasipriešinimas yra sveikas reiškinys. Pasipriešinimas Žemaitaičiui yra sveikas reiškinys. Jeigu Žemaitaitis savyje rastų jėgų laikyti ir toliau jo klausyti, tas jam būtų labai nepatogu, kadangi jis nori kontroliuoti visus, nes ten kaip bandė pusė balsuoti prieš, tai ten buvo ir nakui pirimat, visi pakeitė vaizdą, žmonės nemato jo veido, kai jis nori priversti visus. Ir jis privertė visus, išskyrus Aidą Gedvilą, kuriam negali žmogus perlipti per save. Tai pagalvoturim, kuo jam padėti, kur jam pagelbėti Aidui Gedvilui, kad jo per greit nesukapotų dalgiais ir jis net plauktų kraujo puta, o kad jo pasipriešinimo dvasia būtų kuo ilgiau. Tai va, ką norėjau su jumis pakalbėti, iki kito karto.